Turbūt jums yra tekę girdėti apie graižtvą. Graižtva yra tai, kas padaro graižtvinius ginklus graižtviniais. Taip labai supaprastinai tariant, tai yra grioveliai vamzdžio viduj. Ir nesvarbu, ar tai yra ilgas ginklas, ar tai yra pistoletinis vamzdis, jie visi turi graižtvą. Bent jau tie, kurie šaudo kulkom. Nes graižtvos paskirtis yra stabilizuoti kulką, kol jinai skrenda per vamzdį. Aplink savo centrą besisukanti kulka skrenda žymiai stabiliau, dėl to ir yra dedama graižtva. Bet turbūt nedaug kas bus girdėjęs, kad graižtvas skirstosi į sukimo dažnį. Tas sukimo dažnis, angliškai vadinamas twist rate, nurodo, per kokį vamzdžio atstumą įvyksta pilnas apsisukimas. Pavyzdžiui, twist rate'as 1/10 nurodo, kad graižtva keliaudama per vamzdį pilną apsisukimą padaro per 10 colių, kas būtų apie 25 cm. Ir šita svarbioji vieta, kai ateityje rinksitės ginklą. Priklausomai nuo kalibrų ir kulkos tipo skiriasi tų twist rate'ų dažniai. Skrisdamos skirtingos kulkos stabilizuoja skirtingais sukimo dažniais, dėl to skiriasi ir twist rate'ai. Tai galbūt nėra taip svarbu pačioj pradžioj, bet kuo labiau patyręs darotės, tuo labiau atkreipkite dėmesį į twist rate'ą. Savo kovinius ginklus ir trumpus ir ilgus rasit Getbekse. Ate.